come. Oh, here it come. Sveiki visi atvykę į Cross Country 4 etapą, vis dėlto spėjom. Aišku, spėjau tik tai aš, Ūsas nespėjo. Nespėjo nei šakių susitvarkyti, nei kolegijos darbų pasibaigti. Jam šiandien yra atsiskaitimai, tai jis nusprendė, kad paliks draugą vieną ir draugas bandys vienas išgyventi. Pasikeičiau galinę spyruoklę pagal savo svorį, nes buvo, man atrodo, stokinė, tai iki 85 kg. Tai pasikeičiau galinę spyruoklę, priekinės šakes atsirestauravau ir pripūtė pagal mano svorį ten 10,8 baro. Tai pravažiavau dabar apžvalginį ratą, visiškai kitoks motociklas, visiškai. Man yra sakę, kad pas mane, man atrodo, yra mausai sudėti į padangas. Ir po kiekvieno renginio, aišku, padangų nepučiu, matau, kad iš ratlankio tarp priemų ir gumos lenda kažkokie gabaliukai, tokie pailgi, tai net neįsivaizduoju. Ir paskui tik aišku, vis tiek atvažiavau, bet pasitikrinau visą motociklą, nusiėmęs ratą buvau, kad šakes įsimti, tai pamačiau, kad ratas yra kiaušinių kiaušinis. Kiaušinių kiaušinis. Suki, tai jis va toksai. Tai po šitų varžybų važiuosiu susitvarkyti. Dabar liko vienintelis klausimas neįspręstas su to ratu. Kas ten, ar mausas įdėtas, ne mausas? Man atrodo, kad reikėtų gal su oru važiuoti, nežinau, tai pasakykit, kaip yra iš tikrųjų. Į pačią Dzūkiją nespėjom, nes viskas vyko, visas remontas vyko penktadienio vakare, viską tvarkėmės, tai Dzūkiją teko nusikelt, nors labiausiai norėjau, bet į Cross Country spėjom patekti. Bet dabar pravažiavęs tą trasą, aš net nežinau, ar reikia džiaugtis, kad spėjau aš į šitą trasą. Vieną ratą važiavau, apžvalginį ratą pravažiavau, tai 16 minučių pravažiavau ratą. Tai čia turbūt Dilbiai mirė iškart, mirė. Visa trasa yra žiauriai lėta, man jau baisu antrą bėgį netjungti. Provėžos belė kokio didumo. Visa trasa, aš galiu pasakyti, visa trasa yra viena didelė provėža. Kaip ir sandboxe. Dėl išgąsčio, dėl visko, kiekvienas dalykas yra kompensuojamas su sankaba ir stabdžiais. Tai dilbiai miršta iš karto. Visada pirštai ant sankabos ir stabdžių, tai jau važiavau, ties pusę trasos jau labai ragas buvo. Paskui biškį stengiausi nusiraminti ir daugiau pavažiuoti visiškai nelenčiant stabdžių, bet neįmanoma, provėžos belė kokios, visur kupstai belė kokie. Greičio tai atrodo tik nori įsibėgėti ir iš karto yra posūkis kažkoksai, arba didelė provėža, arba tokie kaip kalniukai, iki rato dydžio kalniukai, arba buvau net momentų lėkiau, net nemačiau, kad ten kalniukas, tai ratas, va taip, žemyn nukritau. Nu, tai nežinau, aš matau, kad gali būti labai stiprus fiasko. Tikrai labai stiprus fiasko, labai sunku. Ta prasme, labai puikus po tų orientacinių dviejų varžybų, tų renginių, tai labai puikus grįžimas į realybę, kad, tu nemoki važiuoti. Tu nemoki važiuoti, tai labai trasa grąžina į realybę. Iš karto gaudimas vairo prasidėjo, visas tos pačios klaidos, kur galvojai orientaciniam jau išmokai nebedaryti. Tai viskas čia grįžo, absoliučiai viskas grįžo. Tai nežinau, čia man išlikimas bus. Tai jeigu 60 minučių važiuojam, ratai tik tai lėties, tai 3 ratus pravažiuosi, 3 ratus, nedaugiau. Jeigu dar 2 minutės bus likusios, bandysiu gal ir 4 ratą. Ant galo irgi čia belė kokios mėšlynai yra, tai kai visus paleis, neįsivaizduoja, kaip apsilenkti reikės. Absoliučiai visą trasą nežinau, kaip apsilenks. Tai turbūt didžiausia trasa, kur labiausiai maišysiuosi bus, tai neįsivaizduoju. Padėk tu man Dieve, grinai čia ta trasa. Ir aišku vienas. Va, visi su draugais važiuoja, visi kartu. O kur mano draugas? Dabar turim petakai sukirsti ir sakyt, pasimatom po varžybų, Nėra draugų. Ūsas už šito tu man kenties tikrai, nes man aš dabar stoviu ir aš bijau ir aš turiu vieną stovėti ir bijoti. Kai seniau stovėdavom dviesi bijodom. Tai pasimatysim po varžybų turbūt. Gal nepasimatysim, gali būti, kad karjera baigsis čia. Pasimatom po varžybų. Uždėsim akinius. Geriau. Gal geriau. Taigi keliamės į startą. Tai kokiom nuotaikom mes keliamės į tą startą? Tikrai pačiom blogiausiom, kokias tik tai galima mes turėti. Man šitos lenktynės buvo pačios, lėviausios. Asmeniškai. Ne dėl trasos, ne dėl kažko, dėl motociklo, dėl pačio savęs. Kaip lėtai važiavau,
kaip blogai važiavau, kaip jėgų nebuvo, kaip nieko nebuvo ir, žinau, kad turim vasaros tokias kaip atostogėlės, biškį tų renginių pamažės, nebus taip, kad kas kiekvieną savaitgalį, kiekvieną šeštadienį, ir taip blogai suvažiuot, čia tik aš galėčiau suvažiuoti, Duodamas startas, motociklas nesikūrė, neusikūriau, ar bėgę vėl neįsimušiu. Aš žinau, kad aš nenoriu būti tarp starte, tarp top pirmų vietų, tai aš visada ten stengiuosi gale, bet taip neusikurti irgi nenoriu, jau vis tiek norisi važiuoti su visais, kad ir tokia bendrystė. Jau vartosi vieni vartosi. Matome softus, ten bokse buvo softų klasė, moto parke buvo dabartiniam, kur važiuojam, softų klasė, bet vienintelis šitam renginį užsiregistravo kažkas. Tai man atrodo, iš viso 4 softai važiavo, ko mes neturėjom sandboxe, bet čia turim. Tai anie ir tie geriau su sunkesniais dvigubai motociklais, anie geriau važiavo už mane tikrai. Jo, tai negatyvo tikrai turim daug šiandien kitoj trasai, bet mes bandysim išvelgti teigiamų pusių. Nors aš tų teigiamų pusių asmeniškai man sunku jas matyti tikrai. Taigi, kaip matom, tos trasytės, paskui ta trasa biškai įsiplės, bet šiaip praktičiai kamščių labai daug turim, nes ir posūkiai, ir siaurumai, ir medžiai. Aš jau stengiuosi seniau labai laukdavau, kol visi pravažiuos ir važiuočiau, kad paskutinis. Dabar aš jau stengiuosi irgi tenais tai tą priekį muštis, bandyti važiuoti, netiek daug užleidinėti. Nežinau, kodėl aš taip darau, tiesiog jau nenoriu laukti. Stringa daug kas, važiuoju aš. Man įvažiuoti į šitas vietas nebuvo, kažkaip nestrikdavo aš ant tų šaknų, nestrikdavo ant tų kalniukų, bet strikdavo absoliučiai visur. Bendrame vaizde buvo tiesiog gan lievas važiavimas. Kameros pozicijas, kiekvieną važiavimą stengiuosi pritaikyti vis kitą, vis gražesnė, kad matytųsi to daugiau vairo, nes norisi pamatyti, kaip aš tenais su tuo vairu dirbu blogai, ką aš ten blogai darau, gal kažkas pastebėjimų kokį matys ar panašiai. Tiesiog aš nenoriu, kad matytųsi. Bet to pasekoje ne visada atitaikau, kad priekis matytųsi. Tai mes dabar ir kovojam. Plius ta kameros padėtis pas mane yra žemiaus makro. Tai jeigu aš būnu į kokią duobę kalnu ir aš tiesiog, pavyzdžiui, ant tų rankų neįsilaikau ar tiesiog nesitikėjau, kad ta duobė didelė, aš būnu smūgiuoju su kamera per vairą ir man nukreipia į kamerą. Kas pasekoje? Šitame važiavime yra naudojamas ND filtras, kad tiesiog turėtume gražų motioną, kad tą liejimą šonuose. Tai antram rato gale mes jį pametam. Tai galim sakyti, pusę medžiagos dingsta, nes tiesiog irgi trenkiamės į duobę, su vairu mušam per kamerą ir numušam ND filtrą. Tai nežinau, turim tartų filtriukų kitokių, bet bandysim keisti pačios kameros poziciją, ką turėjom Nemuno žiedė, tik tai, kad Nemuno žiedė nelabai matėsi pats vairas. Bandysim surasti auksų viduriukų. Taigi, važiuojam. Labai šiaip smagi trasa, va šitos vietos tokios va, kur buvo kalbėta pradžioj, kad yra tokie kai 9 laipsnių nukritimai. Ir jeigu aš tik tai pamiršdavau, kad tas nukritimas yra, tai tas priekinis ratas gan stipriai tvojasi apačion ir gal taip neatrodo per video, bet aš vos nepersiverčiu. Tai aš paskutiniam sekundėm, jeigu ir pamatau ar nepamatau, užpakalį metu kuo toliau atgal, kad tiesiog nepersiverčiau per priekį. Tai tų persivertimų neturėjom, viskas gerai, bet tiesiog būdavo, kad paskutiniu momentu mes pamatydom ir trenkdamas. Aš žinau, kad aš po kokio vieno rato bandysiu įsidrasinti šokti kaip profai, tiesiog duoti gazo ir tiesiog prašokti juos, nes ten toksai nėra kažkoks įspūdingo aukščio tas kalniukas. Tikrai nėra įspūdingo aukščio tas kalniukas, bet kol aš prisiverčiau, jau dilbiai mano yra mirę,
ir aš tiesiog gazo nebeišlaikau. Ir aš bijau, kad aš kai duosiu gazo, aš nemokėsiu atleisti, tiesiog atleisti rieš. Nu ir tai pasekoje vis tiek daužėme su to priekiu ir turėjom tą tokį važiavimą vis tiek, kaip sakau, pats blogiausias. Net sandboxas toks blogas nebuvo, nors nebaigiau važiavimą. Tikrai tikėjausi daugiau savęs, tikėjausi žymiai geresnio važiavimo. Net vienu momentu aš tą tokį turėjau motivaciją, nes pamačiau, kad nuo manęs kai kurie varžovai nebetitolsta, net aš juos vijuosi, net prisiverčiu kartus aplenkti juos ir aš jau net momentu gal ir gerai važiuoju. Bet kas darės trečiam rate, trečiam, ketvirtam, tai sulaužė tikrai mane. Taigi galim ir prieiti prie to pačių, prie statistikos tos sulaužytos. Taigi, mano grupėje, tai yra pradedančiųjų grupėje C, turėjome iš viso 29 dalyvius. 29 dalyvius. Iš tų 29 dalyvių aš finišavau 25. Ir pagal laiką, ir pagal ratus esu 25. Tai 4 dalyvius sudėjo nuo šono. 4. Atrodo, belia koks laimėjimas, belia kaip džiaugiausi, bet, sakau, negaliu pateisinti savo važiavimo, koks jisai blogas yra iš tikrųjų. Tai 4 dalyvius mes aplenkėm. Mūsų geriausias laikas, kurį padarėm antram, tai buvo antras ratas, nes pirmam matęs buvo užsikišimų visokių, kišosi, kol visi įsivažiavo į savo tempus, kol pasidarė tarpai tarp važiavimų. Tai antras ratas mūsų geriausias, jeigu įmanoma jį taip pavadinti iš tikrųjų, ne? Taigi mes padarėm 14 minučių, 26 sekundės ir 69 šimtosios. Kai pirma vieta, 11 minučių ir 14 sekundžių, tai 22 šimtosios. Tai 3 minutės mus skyrė nuo pirmos vietos ir to pačiu skyrė 2 ratai nuo pirmos vietos. Pirma vieta sugebėjo padaryti 6 ratus, mes sugebėjom padaryti 4 ratus. Tai toks ir skirtumas. Iš viso dalyvavo dalyvių 112. Iš 112 dalyvių mes bendroj įskaitai tarp visų dalyvių esam 96. Tai irgi nežinau, bet aišku, ten turbūt netikrinau, bet mačiau buvo diskvalifikuotų, kažkiek pravažiuota, tai nežinau, gal krešų žmonės turėjo, gal sugedo techniką, tai čia nelabai papleksinsi su to pozicija savo. Va, tokių kritimų daug ir į miškutį iš karto, tai mum iš karto organizatoriai pasakė, kad tai nebus greita trasa. Aš pravažiavau apžvalginį trasą irgi supratau, kad tai nėra greita trasa, tokia darbinė, gal dėl to man ir jungia tas rankas, nes jeigu lyginant su Nemuno žiedu, man geriausia performance, gal nebuvo geriausias laikas poziciniai, bet geriausia performance savo aš esu padaręs tai Nemuno žiedu. Kaudėjo tas rankas, bet dirbau iki pat galo ir stengiausi maksimaliai tą laiką daryti, kiek išeina. Čia, tiesiog, sakau, ir galva pavedė, atrodo, noriu tą daryti laiką, trečiam rate, sakau, nuo antro rato viskas žiauriai bloginėja. Mes neturim tos medžiagos, nes, kaip pamatysite, NT filtras bus įspjautas tiesiog. Įspjautas. Tai, aišku, negelbėja tas, kad puselio nėra. Puselis irgi, draugučio nėra. Čia manau, kad šitam trasoj mes būtume daugmaž viens nuo kito neatsilikę. Nebent būtume kokį krešą turėję, kad pabėgtume viens nuo kito, bet kažkaip irgi draugo tikrai trūko. Važiuoju, stengiuosi, mane laužo ir stengiamės mes tiesiog išgyventi. Taigi norisi to gazo duoti, bet ir bijai to gazo duoti. Toks vaizdas, kad atvažiavau varžybas visiškai nenusteikęs varžybom. Nors irgi važiuodamas galvoju, oi čia dėsiu, pačios Enduro Fiesta renginys, Enduro ralio renginys. Labai daug pasitikėjimo davė, labai daug. Jau ten ir lėkiai, aišku, ten daug tiesių, ten techniškumo gal nelabai buvo. Ir tiek pasitikėjimo davė, tai čia aš atvažiavau nugalėt. Tai trasa nugalėjo mane jau po apžvalginio rato.
Aišku, po apžvalginio rato tikėjausi blogiau, kad man bus pirmam rate. Tai pirmą ratą apvažiavau, nuo apžvalginio skyrėsi per 2 minutės. Ten finišavau 16 minučių, čia 14. Ir netaip rankas nukirto. Realiai pagrindinis skausmai prasidėjo antram rate, kažkur vidury gale. Bet šiaip dar viskas nebuvo taip blogai pirmą ratą. Nu ir paskui, kuo toliau, tuo blogiau. Tikrai galėjau geriau ir iš šono žiūrint vaizdo medžiagą, ką aš ten pamatydavau, kaip aš važiuoju. Nu tai atrodo, kad po starto aš vis dar važiuoju apžvalginį ratą. Va taip atrodo. Aš vis dar važiuoju apžvalginį ratą. Taigi, kaip matot, posūkių labai daug. Tokių kantukų, kai kelią kerti, būna tie tokie nuvažiavimai, 9 laipsnių tokie nukirsti. Šiaip dabar žiūrint, ir man atrodo, kad nėra čia ko sunkaus. Ir aš net po varžybų galvoju, ten net nebuvo sunki trasa sąlyginai. Nebuvo. Va, apie ką aš šneku. Važiuoju, pamirštu, kad yra tie kantukai ir ant būtent šitos vietos aš visus 4 ratus prasileisdavau. Visada pamiršdavau aš tą vietą. Bet kažkaip nebūdavo problema, užpakalį leisdavau, galvodavau, kad visada užsimušiu, bet neužsimušdavau. Šakės kaip tik restauruotos, barai padaryti, tai sudirbdavo tikrai priekinį važiuoklę, tai kaip ir viskas gerai būdavo. Kiti, aišku, šokdavo. Tiesiog įsibėgėdavo, šokdavo ir nuskrisdavo. Tai net priekinis ratas net neliesdavo tam tos vietos. Purvai. Su purvais jau kelintą kartą pastebiu, kad, aš pasirinkinėju išorinę poziciją, išorinę trajektoriją, bet, neklimstu šitos purvus. Nežinau. Ar aš gerai darau, arba kaip mižinius važiuoju. Tai čia irgi neaišku, kurioje čia pusėje aš esu. Bet to klimpimo nėra, kaip ir sakiau, daug nekritau. Nors ir paskui sako, grįžtu, Ūsas klausia, kaip sekės, kiek tu gavai batonų. Sakau, seni, negavau aš batonų, negavau. Ir paskui tas mintė tie, kad tai kai močiutė, kai važiuoja, tai kur tu krisi? Nes dažniausiai visada krisdavau, nes bandydavau peršokti savo limitus. O aš čia turbūt, kai tas man rankas skaudėjo, aš visiškai važiavau savo komforto zoną. Visiškai neišlipau į savo komforto zonas. Gal tuo momentu ir norėdavau aš išlipti, gal ir norėdavau kažką, bet viskas turbūt likdavo tik galvoje. Tai užtat, labai blogai vertinu šitas varžybas, labai blogai. Duodama to gazo, bet irgi visos varžybos yra važiuojamos čia tų 3 bėgių. Net nemažindavo aš to bėgio, bet ir nedidindavau. Mažint kažkaip nebūdavo kur, nes ar taip per lėtai važiuoju. Posūkius ar taip lėtai važinėju. Labai gerai būdavo, jeigu koksai profas atvažiuoja, mane lenkia profas ir jisai lenkia ant posūkio. Tai aš tada žiūriu, ką jisai dar ir bandau atkartoti. Tai aišku, kaip man gaunasi atkartojimas, irgi sunku pasakyti. O tokie čia kaip irgi šokinėdavo profai, ir kiti, aišku, ne tik profai, ir pažengusieji, ir naujokai. Visi šokinėdavo, tik ne aš. Tai irgi galvodavau, gerai, kitą ratą aš atvažiuosiu, šoksiu nuo tenais. Tai visų pirma, kaip ir sakiau, pamiršdavau, kur tas šuoliukas yra. Ir jau aš atvažiuodavau turbūt prie tos vietos netoks motyvuotas. Nes aš būna, kaip ir čia ateina į galvą tas toksai impulsas, kad nereikia važiuoti. Užsimotyvuoji, duodi gazo, rankos miršta. Vėl mes turim tą tokį lėtą važiavimą. Čia jau kažkurioje vietoje aš atsimenu, kad kažkaip galvoju, irgi tie profai manęs nelenkia. Kažkaip profai nelenkia, nes dažniausiai jau Nemuno žiede per pirmą ratą jau mane 2 kartus, man atrodo, buvo dėję į vietą. Tai aš sakau, tas pirmas ratas toks motyvuotas. Didžiausias tešlos pozicija yra, aišku, važiuoja irgi saugiausia vieta, tai dešinėje tolimiausia, nes mažiausiai išmalta profai, šikna,
mesdavo į patį galą, rankas ištiesdavo, duoda dugnais ir jie skrenda per čia. Nu, aš pabandyčiau čia tokį dalyką padaryti, tai tą motociklą ir mane surinktų tam, aš nežinau, tam žymiai toliau. O, parvažiuojamas ir pirmą ratą įveikiami. Aišku, turim ir antro rato kažkiek ir mes dabar jį pasižiūrėsim. Bet jau to tokio motivacijos nėra, aišku, bandoma spausti. Žinau, kad čia kalniukas yra. Nu, tikrai galėčiau čia šokti. Ir čia galėčiau šokti. Ir čia galėčiau šokti. Bet galėti ir sugebėti, nu tai, sakau, labai, nu, 2 paras nemiegojau, galiu pasakyti. 2 paras negalėjau susitaikyti su to, kad į tokį kaip į sezono vidurio pertrauką išeinu su tokiu blogu važiavimu. Aišku, pagrindas pas mane yra pozicija ant motociklo. Visiškai net iš šono žiūrint, kaip aš važiuoju, kaip mane būna nufilmuoja, tuo momentu žmona nufilmavo mane, kaip profai važiuoju ir aš, tai net matosi, kad su mano pozicija iš vis yra kažkas net, visi kaip žmonės važiuoja, aš kažkokią formas tenais gamtai nepritaikytas bandau išlaužti. Tai visiškai važiuoju turbūt kaip, nu, tiesiog kaip pradedantysis, visiškai to basico neturiu, kaip stovėdant motociklo ir kaip kontroliuoti tą motociklą. Tai turbūt kas pasiekoja man sulaužo tas rankelės. Nu, ir eilinį kartą mes liekame vieni. Aišku, paskui, sakau, prisivysim biškį, nežinau, ar kitos medžiagos ateisim, nes šio rato vidury trenksimės taip, kaip tiesiog per kamerą vairą smūgiuoja ir numuša ant filtrą. Ir tiesiog ta medžiaga bus per šviesi, ją žiūrėti ir viskas, mes praradom medžiagą. Tai nežinau, ar kitus kartus dėsiu ant filtrą. Man iš tikro medžiaga labai patinka su ant filtru. Gal biškį tik ant filtrą per sunku, aš uždėjau čia biškį sutamsina vaizdą per stipriai. Bet medžiaga tikrai man patinka. Bet aš bijau, kad kitas varžybas irgi kažkada nukrisiu, ar ką, kad nenukristų man ant filtras kokio starto metu ir aš visą medžiagą sugadinčiau. Tai, nu, žiūrėsim, kaip čia spręsim tas problemas. Bet čia tokių problemų mažiausiai. Man svarbiausia važiuoti, o geriau bandyti išvažiuoti. Čia irgi, man atrodo, šitoje vietoje visada pamiršdavau, kad čia yra toksai statumas. Tikrai buvau pamiršęs. Aš jau mačiau, kad sustingau iš karto. Irgi. Iš šitą trasą atvažiavau toks, kaip naujokas. Nu, grinai. Ką pastebėjau, kad visas varžybas nenaudojau galinio stabdžio. Viską darydavau su priekiniu. Kur tipo, ir jau visi sakydavo, nu tau ten to priekio, jau tu važiuoji ne su strytu, ne su britva, tau to priekio sąlyginai tiek daug nereikia. Nu tai bet visos varžybos šitos buvo su priekiniu stabdžiu. Sakau, nei galinio stabdžių neturėjau, nei tos bėgių nesumėčiau. Nu kai atrodo, kad va, pirmą kartą atvažiavau, nu sakau, sandboxe tos pačios klaidos buvo, bet, pavyzdžiui, Nemuno Žiede belia kaip buvo progresas, paskui tose komerciniuose renginiuose, raliuose, orientacinės, nu tipo, jau automatizmas dirbo su galiniu stabdžio kontrolė, su priekiu, su vairu, atrodo, su tom kojom spausdavau patį motociklą. Nu čia tai. Sakau, viskas, kas buvo išmokta, šičia buvo nubraukta. Nežinau, kodėl kaip įvyko. Nesu patenkintas, tikrai nesu patenkintas. Per ilgai sapnuosiu košmarus. Ir iš apsukų važiuoja tas jisai net prašo duok tų gazo, aš skirtas aukštom apsukom lėkti. Čia kaip pensijas. Į posūkį išvažiuoja pačiam tolimiausiam kampe. Čia kaip profai mane lenkia. Tai jie net, jų ratai neliečia oro. Kaip aš norėčiau važiuoti kaip jie, gal kažkuria diena. Aišku, ir pasiteisinti. Sakau, galvoju, jėgų turėjau, motivacijos sąlyginai turėjau,
viskas gerai, bet kaltini rankas. Ir sakai, jeigu ne rankos, tai aš čia būčiau normaliai davęs. Nu, tai būtų dar kažkas blogai tada. Tai nežinau. Bandysim dirbti. Didžiausia dabar motivacija yra skirta mokintis važiuoti ir ant ištvermės. Ant ištvermės dirbti, kad tos rankos ne taip pumpuotis. Tai irgi jau su seliu derinam tuos visus, kad važiuoti, kažkur įsinuomoti trasą ir tenais po valandą laiko važiuoti. Valandą važiuoji, valandą pailsi, valandą važiuoji, valandą pailsi. Ir akcentuoti poziciją ant motociklo, kaip su juo važiuoti. Nes man atrodo, kol mes neišmoksim basico pozicijos ant motociklo, tol mes ir turėsim tokias nesąmones. Ko mes išgirdom iš kitų video ir iš profesionalų, kad tokius kaip mes vadina ratiniais. Tai mes jūsų esam ratiniai. Tie, kurios propai, kaip suprantu, kurio propai pavyja ir lenkia jau ratu, tai vadina ratiniais. Tai mes jūsų nenorim būti ratiniais. Mes norim, kad mūsų bent nepagautų. Bent nepagautų propai. Nu, kaip tai padaryti, aš net neįsivaizduoju, teoriškai net neįsivaizduoju, kaip tai padaryti. Norėtų įsivažiuoti kaip pametus galvą, bet neina pamestos galvos. Šiti kalniukai, labai faini kalniukai, jie tokie status. Bet kaip aš bijodavau pro juos važiuoti, man jie tokie, aš tik juos paspaudžiu, atrodo, aš apsiversiu ant to kalno. Nu, tai... Viskas čia, visur čia bijodavau, visur bijodavau. Pats motociklas, kaip sakiau, labai sutvarkytas, važiuoklė sutvarkyta visa, nes priekinės šakės pas mane pasirodo ten pneumatinės. Kai nuvežiau, sako, pneumatinės, tai kas kartą, nu, kas vieną, kas dvi varžybą, sako, tu turi pats prisipūsti savo šakes oro, tai ten 10,8 bar. Kaip ir sakiau, kameros pozicija yra žema, motociklas pakyla, trenkia į kamerą ir pakeičia poziciją kameros. Tai mes daugiau nebenaudosim šitos kameros pozicijos, gal to vairo tiek daug nesimatys, bet mes daugiau nekartosim šitų klaidų. Toliau su šakėm, grįžtam prie šakų. Tai susitvarkiam šakes, pagal mano svorį 10,8 baro turiu įsipūsti su tokia pompytė. Praleidžiu absoliutų nugalėtoją. Atsiprašau labai, jeigu neatsimenu pavardės, bet kitas bičiukas laimėjo varžybas. Savo klasį ir absoliutus laimėtojas, man atrodo, yra. Tai šakės ir galinės spyruoklę pasikeičiau, nu tai motociklas standumo. Pasaka tikrai. Kiek aš suprantu, kiek mano protas neša iš tikro. Man, kai sutvarkė motociklą, sako, tu jausi, sako, visą skirtumą, kai tu pasikeitei galą, čia sako, tokį, nu tai mano gal tiek per įgūdžiai neneša, kad aš tiek daug suprasčiau, ką aš čia daug padariau, bet tikrai motociklas netiek susėda, kaip seniau susėsdavo. Nes seniau, va taip priekinį ratą nuo to 9 laipsnių kalniuko leisčiau žemyn, tai aš net girdėdavau, kaip susmūgiuoja metalas į metalą. Ir galinė pakaba, girdėdavau, kaip, nu, ta prasme, sėdynė trenkėsi į ratą ir suliečia su ratu. Tai dabar šitų momentų nebuvo, tai tikrai viskas veikia. Taigi, propai, pats pirmos vietos propas, pats pirmas propas, kuris mane aplenkė, tai kaip matėm, su juodais marškinėliais, absoliutus šitų varžybų nugalėtojas, tik dabar mane aplenkė. Aišku, labai važiuodamas savo nedarydavau to, kad sakydavau, ai, labai gerai aš čia važiuoju, dėl to tik dabar aplenkė. Tai supratau tiesiog, kad žymiai sunkesnė trasa, tiesiog, kaip ir sakė, lėtesnė, sunkesnė, tai tiesiog ne vien tik tų man iššūkių, bet ir tam tikrų iššūkių propai patiria. Tai tiesiog galvoju, kad tikrai sunki ta trasa. Aišku, bandau save tiesiog nusiteikti, kad čia sunki trasa ir čia visiems dabar sunku. Nors turbūt čia tau vieninteliam sunku. Važiuokit, eik, va. Aš laukiu iš tikrųjų to momento, kada aš taip, tokiais greičiais įveikinėsiu aš tos posūkius ir tiesesias. Nes dabar, irgi, girdis, kad tai užgestas motociklas. Jis prašo manęs atsuktų man tai tą gazą. Bam. Ir pametam pirmą kartą naudojamą ND filtrą. Ir matot, kokią medžiagą liko tik tais mum. Tai turbūt čia ir baigsim. Medžiaga sugadinta.
O važiavimas gan lievas, nu, turim, ką turim. Baigėsi. Norėčiau pasakyti, kad tu ūsą nori užmušti, kad jis praleido. Aš čia vienas tokių nesąmonė, aš nekentėsiu, aš nebegaliu daugiau. Labai sunku buvo iš tikrųjų. Po apžvalginio labai galvojau ragas. Bet tik patį pirmą ratą išvažiavus, tai laimėjimas buvo toks, kad profai pagavo mane tik tai antram rate. Kai pusę buvau nuvažiavęs antrą ratą, tada tik tai profai mane pagavo. Tai čia mano laimėjimas belekoks. Nuo antro rato, pabaigus antrą ratą, jau dirbau su galva tiesiog, labai stipriai dirbau su savim, nes visiškai gazą neturėdavau man jėgų, kai nuodavo aš jį atstatyti. Nes jau ranka automatiškai gazą, kai spaudžiu, jau jinai nebetšoka viskas. Ir aš toksai važiuoju visas miręs ir taip atkelt, jau net kainuoja gas atkelt man tą ranką. Tai žiauru. Pirmas ratas, antras dar. Bet trečias, nežinau, kiek iš tikrųjų važiavau, 3-4. Bet paskutinis ratas, kas tenais, kaip bobutė, nežinau, gėda taip važiuoti, bet kaip bobutė. Bet man buvo tikslas dabaigt, galvoju dabaigt, nes aš žinau, kad nedabaigi, tai diskvalifikacija rašo, DNF parašyta būna prie Speed Hive. Tai galvoju, davai, Mantas, tu tik baig, žinai. Tai baigiau, blynų neturėjau. Vieną. Tai į tokią pelkę įvažiavau ir toj pelkį labai buvo duobė įmušta. Tai priekinis ratas taip kirto, kad kėdė šoko man taip į klyną, taip per tos kukulius sudavė, kad galvoju, iškris per burną. Labai buvo. Aišku, toliau važiavau, čia man atrodo trečiam rate, gal trečio rato pabaigoje. Vietos labiausiai gąsdino tokie kaip 9 laipsnių nukirsti kalniukai, kur nuvažiuoti ir juos užvažiuoti. Būna, kad įsibėgi, aš kažkaip, nežinau, aš neįsimenu tos trasos, nežinau, kodėl man taip yra, gal tiesiog tai bandau išgyventi, kad tiesiog net nėra laiko įsiminti, ten galvoju visas kitas skraido. Tarp pirmuose ratuose bandydavau pašokti, tiesiog atšokti ir išlaikyti motociklą ir tiesiog nusileist, bet paskui tai jau bijodavau tą gazą stipriau paspausti, nes bijodavau, kad man nusilokins ranka ant gazo. 9% sėdėjau, kainuojo man jėgas stovėjimas, bet stovėjimas kainuodavo ne per kojas, ne per kažką kitą, bet per rankas. Aš atsistoju, man iš karto jungia rankas. Aš nežinau, gal aš ištesiu tas rankas, kažkaip ne taip, bet visiškai kainuoja. Ir būna net važiuoji, šitaip įtempia tave, pilnai įtempia, ir tu tą gazą bandai kontroliuoti, jau paleidai, ir tu atleidai tą gazą ir va taip verties. Ir va taip, vos nepersverti, vėl gazuoji, vėl atleidai gazą, vėl va taip. Nežinau, kai svarstyklių rodiklė, daviausi pirmin atgal ant to motociklo. Baisu buvo, tikrai baisu. Tai nežinau, ūselį, tau tai linkėjimų ūsai, žinai. Tu visai kitą vietą pragarė turi, aš tau galiu pasakyti. Šitaip draugą palikti, čia sąžinės reikia turėti, sąžinės. Ne, šiaip juokauju, ūsių turėjau mokslai būt. Į kalnus užvažiuoti kažkaip problemos nėra. Tuose miškeliuose važiuoti aplink tuos daug kas strigdavo, nei karto nestrigau. Nežinau, kad aš pamatau, kad šaknys arba reikia man užkopti, aš duodu to gazą, aš išvažiuoju. Tai sunkiausia man tiesiog to lygumą išlaikyti važiavime. Motyvuodavo labiausiai šitam važiavime. Aplinkiau porą žmonių. Tai man stimulas būna dabar, kad jisai manęs neplenktų per pirmas 10 metrų, nes tai susikaupiu iš visų kandų dantis ir duodu tokio gazo, aišku, paskui ilgalaikės perspektyvų, tai man iš vis ragas būna, man jau ten reikia, jau viskas, aš ant to motociklo bandau tik tai noris prisirišti, tik tai šniūrų ir važiuoti su to šniūrų, nes dabar tiesiog noriu mirti. Turbūt daugiausiai jėgų kaina, aš po sandbokso, tai taip nebuvau pavargęs kaip čia. Po jokių kitų nebuvau taip pavargęs kaip čia. Vos daėjau iki šitos vietos, jaučiu, kad atidaviau visą save. Arba kaip tik nepailsėjęs atvažiavau, kas čia žino. Dabar, kada pasimatysim, nėra aišku. Gegužės 23 turim enduro rally Prienuose. Nežinau, kažkaip po kol kas nėra tokios idėjos važiuoti tenais. Reikia man labiau taip treniruotis. Tai gal kitą savaitgalį, tik tai nežinau, ar video paleisiu, bet kitą savaitgalį rinksiuosi su ūsų, važiuosim į Dzūkijos kalvas, gal jau įsipirkti važiavimą visai dienai. Tai gal pasimsim draugų, pabandysim tų šoliukų Dzūkijos kalnuose padaryti ar pasimokyti vienetukų biškį, nes reikia išmokti per sanką baduoti, kad kliūtis įveikinėti, nes daug kas važiuoja per duobę ar kažką, tai jie pakelia priekiu.
kad su pirmas galinis ratas liestų duobę, ne tas. Tai noriu šitam biškį išmokti tą, kad pašokdinti motociklus tos. Tai nežinau, ar tas video bus, jeigu kažkas gausis, jeigu Ūsas arba aš blynų prigaudysim, tai gal kokį video paleisim. O su renginiais, šiuo momentu neatsimenu, kokie gali būti renginiai, bet man atrodo, enduro čempionatas yra birželio kažkelintą pradžio, gal birželio 3, bijau pameluoti. Tai tą turbūt registruosimės į enduro. Į enduro turbūt. Pasimatysim, kada pasimatysim. Pailsėsit nuo manęs. Nuo Ūso jau šiandien pailsėjom, bet anam neatleisim. Anam neatleisim. Nu ir ko čia laukiu? Nebus galinio. Pašnekėjau ten vienas, dabar man čia šnekėti vėl vienam. Kas kaltas? Kas kaltas? Tik Ūsas. Tik Ūsas kaltas. Turėjom viską. Turėjom strategiją. Turėjom paterną, kaip video filmuoti, kaip dirbti. Kur drono vaizdai, kur viskas buvo išdirbta. Viskas buvo išdirbta. Bet per viskas per ką? Per Ūsą. Net garažiai visas juodas, nes Ūsas nepažiūrėjo, ar juodas ar ne. Visas purvinas. Per ką? Per Ūsą. Per Ūsą. Susimatom kažkur iš šeštadienį, a ne? Nedaug dievė Ūsų nebus. Nedaug dievė Ūsų nebus. Susimanys. Susimanė. Mokslų. Kolegijų. Visko. Kas su mantu pabus? Kas su mantu nufilmuos ką? Per Ūsą viskas.